pirmiausia, tai ačiū už tokį didelį vertinimą, jeigu mane traktuotum kaip konsultantę, kai užstriktum. Nes iš tikrųjų aš tai galvočiau, kad atvirkštinis būtų variantas, bet tiek to. Nes iš tikrųjų, Jonas yra irgi man tas konsultantas, kaip ten gerai vardinai, pirmas profesionalas. Tai ta prasme, tas visas mūsų bendradarbiavimas iš tikrųjų yra surištas kaip tie sodai. Mesgi visi tarpusavį esam toj pačioj visatoje. Mūsų tie ryšiai yra kaip tie šiaudeliai su mazgiukais yra susimazgo labai gražiai į vieną didelę visatos sistemą. O apie tavo sodus tai galėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi ir labai tau dėkoju, kad tu paisai kanono. To tikrojo klasikinio kanono, kurį tavo mama Marija išmokė, perduoda tau, tu perduodi kitiems, žinau, kad tu taip pat vedi mokymus, žinau, kad yra žmonės, kurie labai džiaugiasi tais mokymais. Ir ta prasme labai džiaugiuosi, kad tas kanonas, klasikinis, tradicinis, tikrasis, be kažkokių šiuolaikinių modifikacijų, nes, kaip žinia, mes kabinom parodoje labai daug sodų, tai yra liaudies dailės parodoje Šernės, kabinom labai daug sodų, kurie yra ir šiuolaikinės modifikacijos, kai jau yra nepaisoma viršaus apačios, kairės, dešinės, simetrijos. Ir tie sodai taip pat turi teisę būti, bet kažkas, kaip tos pramotės, turi saugoti kanoną, turi saugoti tą tikrąją tradiciją, turi ją mokėti, turi suprasti, kodėl tai daro, turi žinoti labai sąmoningai ir pasirinkti labai sąmoningai ją saugoti ir labai sąmoningai perduoti ateičiai. Nes iš tikrųjų, nesvarbu, kad mūsų mažėja, aš dėl to, žinokit, nei kiek nesijaudinu. Svarbiausia, kad mes liktumėm maksimaliai sąmoningi. Ir tai yra maksimaliai jautrus ir maksimaliai mylinti savo žemę, kuri va čia visur yra po mumis. Ta prasme, žinoti, iš kokių genčių mes esam, žinoti, kas tam mūsų kraujyje verda. Ir ko gero labiausiai tuo džiaugtis. Ir va, kai turi šitą visatos modelį, aš manau, kad čia yra kaip baltoji magija, yra viskas užkoduota, ko reikia. Ir tai gali būti bet kuriam svečiui, bet kuriam vietiniam žmogui, čiabuviui, aš nebijau to žodžio, jis yra labai gražus. Ir iš tikrųjų savo tautos broliams sesėm tai yra turbūt vienas svarbiausių dalykų, kuris leidžia kvėpuoti, gyventi ir tikėti tuo, ką mes darom. Tai aš tau labiausiai norėjau padėkoti už tai, kad tu tiki tuo, ką darai, už tai, kas skleidi tą jėgą, jūs ten visos tokios galingos moterys, bet tai kas tęsiasi toliau, iš tikrųjų, aš žinau, kad mes neprapulsim, dėl to labai tikiu, dėl to labai myliu, labai gerbiu ir už tą kanoną aš irgi kaip tokia mažesnė mama, kaip profesionalas, žodžiu, irgi saldumynų tau, iš kaimynų.